Pasigaminkime medį iš popieriaus. Mums reikės vieno rudo ir 3 žalių A4 formato popieriaus lapų, liniuotės, pieštuko, žirklių, klijų popieriui, kokie jums labiau patinka, vielos gabalėlio ir karštų klijų. Padalinkime žalią lapą į lygias dalis juostelėmis. Juostelių reikės 9. Todėl jei medį darysite vieną, dalinkite lapą į 3 dalis. Jei 2 ar daugiau, tada bent kas 5 cm. Na ką, belieka viską iškirpti. Pats ilgiausias darbas tai kirpti juosteles skersai kas kelis milimetrus. Kuo ploniau, tuo geriau. Įkirptas juosteles reikia patepti klijais ir susukti į ritinį. Va, štai taip. Na, o medžio kamieno aukštis ir storis čia jau jūsų fantazijos reikalas. Galite naudoti pusę rudo lapo ar visą. Medžiai gamtoje juk tokie skirtingi. Į kamieno vidurį įdedame tvirtą vielą, o lapą patepame klijais ir susukame. Dabar pasiruoškime karštus klijus. Ir prie kamieno po vieną priklijuokime žalius ritinėlius. Vieną viršuje ir 2 eiles po 4 šonuose. Na ir ką, liko linksmoji dalis – suformuoti medžio lają. Iš pradžių gali atrodyti, kad nieko nesigaus, tad nereikia bijoti, gniaužyti, pešioti ir visaip kaip velti tuos plonus lapelius. Ir štai, medis paruoštas. Pasodinkime.